Gerai, kad su kaukėmis dėkoja į paklausus. Būk sveikas mano mieste. Būk sveikas, išgražėjęs, pasipuošęs, švenčiantis 752 gimtadienį. Utena laimės miestas. Utena laimingų žmonių miestas. Būk sveikas jaunime. Sveiki miestelėnai, brangūs svečiai. Su švente. Kviečiame geriausią Lietuvos merą, Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną. Labadiena, na klausykit, nu, ne Plungės, ne Rietavo merągi pakvietė, nu kaip pasitinkat, nu? Nu, parepetuojam. Ačiū. Labadiena, gerbiami Uteniškiai miesto svečiai, garbus svečiai. Čia jau girdėjau, reiškia, stovėdamas šalia sienos, kad buvo paskelbta, kad jau 2 mėnesius Utena laiminga, tai yra laimingiausia Lietuvoje. Na, aš pasiūlyčiau per daug nesipūsti, kas yra ta laimė, kokiais kilogramais ar svarais įsveriama, kaip druskos maišas turbūt neišeina. Bet turiu pripažinti, tam tikrų laimės požymių yra. Ir pirmiausia, iš tų požymių skirčiau tai, kad mes vis geriau išmokstame dirbti kartu. Daugybė savivaldas, valstybės, nevyriausybinio organizacijų, jaunimo organizacijų, verslo struktūrų. Mes išmokstam vis geriau ir vis geriau dirbti kartu. O ką širdų ačiū, nu ką tai nuo širdų, didelį ačiū, kaip Jonas Valančiūnas, kaip Žydrūnas Urbanas, tokio ūgio. Na ir aišku, ne apie juos kalbu, na ir riebų, storą, nutukusi ačiū Jums už bendrą darbą, kuriant Uteną. Na, palinkėjimas jau čia panašus nuskambėjo, aš norėčiau, kad nekreipkite dėmesio į tos miesto reitingus laimingų lentelėse, reiškia, reitingų lentelėse. Svarbiausia, kad Utenoje būtų kuo daugiau laimingų žmonių. To aš Jums visiems linkiu. Gražios šventės! Valgyti.
Sakė, Zana, laimės miestas, laimės miestas. Nėra lengvas, iš tikrųjų 10 kg, gal šiek tiek daugiau. Nu, bet valat nereikia laikyti. Kai taiknis, iššovė ir šovė ir...
Išties ar ši kova? Matome, jog situacija keičiasi. Kol kas išlaiko vidinę hipodromo dalį Edvardas Vinskus su Mitu Augustinu, tačiau kova akivaizdžiai bus labai įnirtinga dėl pirmosios pozicijos, taipogi dėl trečios, ketvirtos vietų. Gerbiami uteniškiai ir miesto svečiai, sveikiname Jūs su nuostabiom miesto šventėm ir gražiais renginiais už 14. Antrasis Kodinė Augustinus su Egidijum Gudoniu, trečiasis Triuflevišo Palatso Aurimu Sokolovu, ketvirtasis Kvantum Maksimilijan su Vytautu Dapkumi, penktasis Alsa de Garonė su Žydrūnu Vasilionka, šeštasis Moltown Brat su Kaziu Trota ir septintasis Pašadės Duet su Sergejum Matvejevu. Mero taurė yra 8000 litų piniginis prizas, kurį įsteigė Utenos rajono savivaldybė. 4000 litų nugalėtojų, tai yra dėl ko pakovoti, o čia matome jau šiandien daugelį matytų sportininkų, tai yra Gedvilė Venslauskaitė, tai yra ir Aurimas Sokolovas, ir Žydrūnas Vasilionka, ir Sergejus Matvejevas, taigi pajėgiausi sportininkai ir beje pajėgiausi žirgai ir įspūdingas prizas. Taigi, pirmasis pusę rato įveikta distancija bei yra pati ilgiausia šios dienos visose važiavimuose, tai yra 2710 metrų ir tai yra 2,5 rato. Palaikome sportininkus, nes visgi yra dėl ko pakovoti. Kol kas vienas nuo kito sportininkai per daug neatsilieka ir iš tiesų turbūt savo kortų neatskleis iki pat distancijos pabaigos, kadangi čia jau prasideda ir trečios ir ketvirtos pozicijas užimančių žirgų bei sportininkų, na, o čia jau įveikiamas pirmasis pusantro rato ir vėl posakis, kuriame situacija gali kardinaliai keistis. Nu, žiūrovus prašau, palaikykime sportininkus, matome, jog jau veržiasi vienas ekipažas į priekį. Ir po šio posūkio turbūt jau matysime kažkokią aiškesnį vaizdą ir galbūt jau galėsime atskirti lyderius, kurie, priminsiu, grūmėsi pirmoji vieta, 4000 litų, antroji vieta, 600 litų yra dėl ko varžytis, iš tiesų įspūdingi prizai, kuriuos dovanoja sportininkams Utenos rajono savivaldybė su Vytautu Dapkumi. Taigi kova išties dar tik įpusėjusi ir ji iš karto tikrai neatskleis dabar po šio posūkio turbūt kas bus nugalėtojas, taigi lauksime finišo tiesiosios, kada ir paaiškės patys pajėgiausi šio važiavimo ekipažai. Palaikome sportininkus, palaikome, iš tiesų kova ir labai įnirtinga. Na, ir jie gali paaiškėti tik paskutinėmis akimirkomis. Į priekį išsiveržė dabar pirmuoju numeriu pažymėtas žirgas Bakė Augustinu su Gedvilė Venslauskaitė, nu, dėl antros ir trečios pozicijos kol kas dar neaišku. Ovacijos taipogi ir Utenos rajono savivaldybės merui Alvidui Katinui, kuris įteikė nuostabų prizą šio važiavimo nugalėtojui.